Katiliuzai, reikia kontento. Tingiu pats ir daryk tą kontentą. Sveiki kolegos, ši savaitė yra tikras maratonas, ne, sprintas. Trumpai tariant, kaip visada, nieko nespėju. Paskutinį kartą matėme sekmadienį, man tai buvo šeštadienis, tai nuo tada mano grafikas buvo toks. Sekmadienį bandėm skinti uogas. Kodėl bandėm? Nes uogos vis dar neprinokė. Nokimas uogų visiškai nevyksta. Su tom šlaugėm, žinau, kad aš nesuprantu. Skinu tą šlaugės, kad ir kiek jie skinu, indelis visiškai nepilnėja. Nežinau, čia kažkokia magija, žinau, kad aš neįsivaizduoju, kaip taip ir atrodo skinu ir nieko jis nepilnėja. Nesuvokiu, kodėl taip yra. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį su Tautvydu tvėrėm tvorą, ketvirtadienį vėl skiniau uogas, penktadienį vėl tvėrėm tvorą, sekmadienį, kai žiūriu šitą vaizdo įrašą, vėl skinsim uogas ir nuo pirmadienio vėl važiuojam tvert tvorą. Viskas sukasi tiesiog va taip, viskas sukasi žiauriai greitai. Tvoros, uogos, tai tokios tos mokytojų atostogos, tai matot, kaip mokytojai atostogauja. Lietus tai jau tikrai pradėjo lyt ganėtinai stipriai. Greit atvarėm pirmą objektą. Rubrika 2 metris. Šį kartą 2 metris labai gražus, neturiu net ką pasakyti, kaip Tautvydas 2 metris jūsų. Aš manau pasaka. Kadangi mūsų vardas Tautvydas ir Tomas, tai Tautvydas padarė, kaip suprantu, raidę T, kaip mūsų draugystės simbolį, taip Tautvydai? Ar taip? Faktas. Faktas, jo. Faktas. Viskas, tau girdėjot faktas. Faktas ir pasaka. Vadinasi, koalos veiksmas, koalos prijomas. Sunkiausias darbas, aišku, bet toms patinka. Pasiaukoju ir dirbu šitą darbą, kurio nieks nenori. Čia reikia tam tikrų fizinių duomenų, turi būti storas. Ne kiekvienam. Nusipirkom poliakalę, bet iš Ispanijos, tai iš Ispanijos kažkaip labai ilgai keliauja, nors iki Lietuvos atkeliavo turbūt greičiau negu iš Lietuvos iki mūsų. Tai kadangi mūsų poliakalis sugedus ir dar net keliavo iš Ispanijos, eilinį kartą išsinuomavom iš kur? Iš geriausius firmus, tai yra iš Kramo. Šitą poliakalę visi jau esat matę, iš Kramo nuomavom ne vieną kartą, esam jums rodę, tikrai poliakalį yra super, tai va, kažkam reikia Kramo, bet kada poliakalę galite išsinuomoti. Subetonavom vartus, vartelius, buvo labai daug vartų, turbūt mūsų rekordas per tokį atstumą. 3 vartai ir 2 varteliai. Gerai, kad turim nusipirkę betono maišyklę, kurią išbandėm, veikia super. Savininkas buvo labai darbštus, spėjo nusipjauti žolę, nugenėti medžius, susiveš šakas. Pamatė, kad mes labai skubam, tai pirmą kartą savininkas dirbo kartu su mumis ir padėjo sukalt visus stulpus. Nu, dar tokio nesam turėję atvėrimo, kad savininkas kartu su mumis tvertų tvorą ir beje pinigų sumokėtų tiek pat, kiek ir jeigu jisai būtų nedirbęs. Šitam objekte kolegos dirbau labai sunkiai, pasigrožėjau vandens telkiniu, savo bitkę, atėjo metas padirbėti, tai padirbėjau. Supratau, kad esu ganėtinai neblogai degęs, oi, gražus blizgantis. Atlikau traktoriukų inspekciją, patikrinau posūkius, avarinis kaip veikia, su švieselėm dirbti, manau, bus smagiau. Buvau susigundęs nufilmuoti juokingą TikToko video, bet atsiminiau, kad TikToko neturiu, tai nefilmavau. Rankenėlė labai gundančiai atrodė. Na, bet žmogus turbūt pamatė, kad mes labai skubam, nežinau, gal tiesiog šiaip geras žmogus ir padėjo mums tvorą užsitvert, o kad žmogus geras tai tikrai, nes šitas žmogus yra direktorius impact.lt ir jisai jums dovanoja dovaną. Pati didžiausia mano kanalo dovana, kokia yra buvus per visą istoriją ir dabar jūs galite laimėti šitą didį prizą. Suma yra ganėtinai įspūdinga. Jeigu sudėtume visos dovanos bendrą sumą, tai būtų apie 200 eurų ir jūs juo galit laimėti dabar šitam kanale. Bet jūs pasakysit, Tomai, tu dar neišdalinai pirmo konkursų prizo, tai tu esi melagis, ne, žmonės viskas tvarkoj, uogus jau prasidėjo, kaip ir žadėjau, jog to konkurso, kur jūs jau dalyvavot nugalėtoje, paskelbsim, kai prasidės uogos, kadangi uogos prasidėjo, tai dabar prieš pradant tą konkursą, apie kurį aš jums tuoj pasakysiu, kur galite laimėti patį didžiausią prizą mano kanalo istorijai, pirmiausiai pažiūrėkim, kas laimėjo prieš tai buvusių konkursą, tai yra uogas. Atėjo metas išrinkti, kas laimėjo uogas, kolegos, atkreipkite dėmesį į laiką, matot, kiek užtrunka montavimas. Tai aš kiekvieną šeštadienį montuoju daugmaž iki 3 nežinau, ryto nakties galim pasakyti. Dažniausiai sekmadienį mes su Tautvydu važiuojam tvert tvorą, taip kad nepagailėkit laiko, kolegos, nes matot, kiek reikalauja atsidavimo būtent tas vaizdo įrašų montavimas. Atrodo, kas yra, bet pamėginkit bent metus laiko kiekvieną sekmadienį kelt vaizdo įrašą, pamatysit, kad tai užtrunka iš tikrųjų daug laiko. Na, bet dabar ne apie tai, tai išrinkim, kas laimėjo tas uogas. Tai komentavau vaizdo įrašų nuorodą,
padarom dar, kad mums taip pat tinka atsakymai. Ir tuomet važiuojame. Taip, taip, reikia dar atlikti matematiką. 6 + 7 tai bus, 13 nelaimingas skaičius. Nu, gerai, bet kažkam jisai bus laimingas. Taigi gaunam komentarus. Iš viso turim 41 komentarą. Ir renkam kolegos, kas nugalėjo. Taigi spaudžiam startą. Taip, ir laimėjo Donatas Stanionis. Tautvydas tai tveria tvorą ir kuolų skalą, o Tomas tai dirbo sunkiausią darbą, filmuoja ir prilaiko kuolus. Visiškai teisingai. Komentaras labai teisingai, na ir Donatas laimėjo uogų, sveikinam, parašykim Donatui komentarą ir tikiuosi, kad jisai atsakys ir laimės tas uogas. Jeigu ne, tai tuomet ridensim dar kartą. Dėžės, apie kurias kalbam, yra štai šitos. Taigi dėžės yra in-pack, skirtos būtent uogų indeliam. Nu ne, nebūtinai uogų indeliam, turbūt gali dėti čia bet ką įsivaizduojat, gali dėti dėžės. Šitas dėžės aš naudoju jau labai seniai, nu kaip seniai, gerai 2 metus naudoju. Tai dėžės, žinokit, tikrai super, labai puikius dėžės, čia sustelpa. Čia telpa 10 uogų indelių ir kas yra labai gerai, jog jūs galite dėti vieną dėžę ant kitos dėžės ir uogų indeliai neliečia dėžės dugno. Pavyzdžiui, kad to parodysiu. Po apačia yra uogų indeliai ir uogų indeliai neliečia šitos dėžės viršaus ir taip galite dėti dėžių kiek norit. Šiaip jeigu norit, beje, in-pack yra viso, ko jūs norit. Yra visokiausių dėžių, vežimėlių, beje, taip pat turiu, aš juos naudoju, kai daug dėžių pridat, kad nereikėtų nešioti ir... Yra vežimėliai, kur susidedat ir galit vežioti, viską daryti daug lengviau. Taigi dar kartą, kolegos, inpack.lt galit nueiti ir pažiūrėti. Jeigu dėžių nelaimėsit, galit tiesiog jas nusipirkti. Bet čia yra didžiausias konkursas, koks yra buvęs kada mano kanale. Visų šitų dėžių vertė, kurias galit laimėti, yra 24 vienetai. Štai tokių dėžių. Su visu atsiuntimu į tą vietą, kur jūs norite, tai čia suma bus netoli 200 eurų su viskuo. Taip kad prašom, kolegus, dalyvaukit. Norint dalyvauti, reikia tiesiog komentaruose parašyti noriu in-pack. Viskas, noriu in-pack ir vienas random komentaras laimės 24 tokias dėžės. Tai neturiu žodžių, kolegos, tikrai puikius dėžės, naujos dėžės, nereikės pirkti. Daug kas taupo pinigų, perka naudotas tas dėžės, netokias gražias, išklyšusias, o čia vienas dalykas, jeigu atvežat žmogus tokiom naujom, visiškai naujos, gražios, žalios ir išspausti visi užrašai, nu iškart visai kitas vaizdas. O pas mus prasidėjo vėl kas? Eilinis lietus iš niekur. Tiesiog iš niekur eilinis lietus. Turim įžymai savininko traktorių. Kelintų metų? 1962. Visiškai restauruotas Fordson Major. Visi mazgai restauruoti. Sėdynė dar sakė, pat bus pervilkta. Sakai, parduodi ar ne? Geram žmogui parduočiau. Geram žmogui, ne? Geram žmogui. Jei kažkam reikia, į muziejų, dabar dar darbų sąlygom bei išmėginsim. Prašom, rašykit. Tikslas šiandien šitą akmenį patalpinti į štai šitą kaušą. Turim Tautvydą, Kazimierą ir aš operatorius. Taip, Tomas svarbiausias yra, nes aš operatorius būsiu. Nu ką, gerai, Hebra, varom, dirbam. Aš pafilmuosiu, Hebra sakė pastums. Nekalbu. Pakelt kaušą. Jo, pavaryk įbišį. Svarbu, kad neužmušt jūs. Žiūrėk. Viską filmuoja. Ištrins blemba. Veikia kaip bitė, nu bent jau akmenį tikrai gali pakelti rodymas. Ne, čia šiaip ne bairis, rimtas dalykas, sakė Kazimieras, tikrai traktorius svarsto parduot, tai kažkas tikrai nori, čia 22 metų savo muziejų ir tiesiog dėl širdies. Greitai nuvarėm į antrą objektą, antram objekte taip pat buvo šiek tiek staigmenų, koksai 1 milijonų staigmenų, tai yra bet kiek vabzdžių. Akliai, musės, nežinau dar kas ten tokie didžiuliai geltoni, kanda žiauriai skaudžiai, vienu žodžiu labai daug yra visokių vabzdžių. Matot, kas aplink mano galvą, kad žindedas ar ne? Nu, tikiuosi, kad matot, bet tokioje mašalinė dar nesam dirbę nei kartų. Vau, kažkoks kosmosas, ta prasme. Savininkė pamatė, kad mes ten labai vargstam, taip pat nuvarė parduotuvę, nupirk mum purškalo. Šitas, man atrodo, nepadeda, nežinau, ko šitas padeda, kolegus, pasipurškėm, bet man atrodo, kad jisai ne tai, kad atbaidu, bet pritraukia tos mašalus.
Tai jaučius mašalam neskirtos, ar ne, odam ir erkim, ką jums veikia. Bet tas purškalas, žinau, kad nelabai mums padėjo, nelabai veikia, tai kitą kartą, kai važiuosim, sakėm, nusipirksim tokius tinklelius, susidėsim, nes aš prarijau kokį 20 mažiausiai kažkokių vabzdžių, pas nežinau koks, vienu metu net jėbė akis buvo, iš pradžių tai kai vieną įlenda, tai įsikrapštai su kita dar matai, vienu metu jėbė akis kažkas įlindo ir nieko net nebemačiau. Tautvidui vienas toksai kandų geras, nebenufilmavau, nes tiesiog žiauriai skubėjom, žinokit, tai vaizdo medžiagos bus labai mažai, nes labai skubėjom, nes mus visus kando, visur lindų, kur tik įmanoma tie vabzdžiai, tai kitam kartu tiesiog reikės pasiruošti geriau. Naujam objekte vėl yra kas? Teisingai naujas unboxingas, taigi atkeliavo pagaliau mūsų poliakalė. Lengvutė, gražutė, pakol kas dar. Buvo galima rinkti komplektaciją su varikliu ne Honda ir su Honda, tai su Honda aišku iš karto keliais 100 eurų brangiau, bet pasirinkom neužmušamai Honda variklį. Nu tikiuosi nebus po kelių serijų, kad variklis nebeveikia. Pirmas išbandymas naujai poliakaliai bus. Norėjau pafilmuoti, kaip kuliukus kalam, taip lengvai kalės kuliukų nesu gyvenime. Nu, vėlgi, suprantam, čia žemė yra gera, minkšta, tai dar sunku sakyti, ar plaktukas yra žiauriai toks geras, kaip dabar atrodo, bet manau, kad dabar labiau su žemė yra reikalai. Na, bet patys matys, kas atsitiko, nugriuvo, tai va, taip atrodo sukalta kraštinėlė. O ten va, gerimas Tautvydas sėdi. Aiškina man, kad reikia dirbti, jam tik dirbti. O kada žmogui pailsėt, kada pasidžiaugt gyvenimą. O kolegus visai toks kaip aš, matėt? Rubrika 2 metris. 2 metris labai profesionalus. Pažiūrėkit, reiktų savo kaip pirktas parduotuviai 2 metris. Zipai viskas, nu kaip turi būti, dar lipnios juostus reikėtų. Dar paspalvintas. Rožinis beveik mano mylimiausia spalva. Įsitempė, Tautas jau galvoja, kad užkybo. Reikia porą kartų dar patampyti. Jau Tautas galvos, kad užkybo dabar. Traukia. Mes dar patraukiam atgal. Pažiūrėkit, kokia graži linija kolegų susikalė. Eina į tolį, visa tokia banguota, graži. Vat miške, kai aptvir tvora, tikrai visai kitas vaizdas. Blema daug gražių. Nu čia net tvora, dar tik stulpai susikalė. Bet vien stulpai sukalti iš karto, kaip stipriai pakeičia visą vaizdą sklypo. Poliakalė bomba. Poliakalė tikrai bomba, žiauriai gerai kala. Mūsų poliakalių buvo sugedusi, tai paskutiniam 3 objektam poliakalės nuomavomės. Nuomavomės labai daug įvairių, labai daug. Nuomavomės specialiai skirtingas poliakalės. Vieną kartą vienokią, kitą kartą kitokią, kad pamėgint labai skirtingų kainų. Buvomis nuėjo poliakalę už 3000 eurų, buvomis nuėjo poliakalę už mažiau negu 1000 eurų. Iš tikrųjų, žinokit, visos jos labai panašios ir labai panašiai kala, bet tiesiog skaitydami internete ir domėdamėsi įsirinkom tą, kur dabar nusipirkom, nes jin yra labai lengva. Šiaip vidutinė poliakalė sveria apie 26 kg, mūsų ta, kur nusipirkom, yra atnaujintas modelis, sveria tik 19 kg. Kalb, pasaka, kalb, niekada gyvenime nebūtų taip lengva kalb, nes dabar reikia paimti ir užkelt tik tai 19 kg. Tikėjausi dėl to, kad masė lengva, gal sunkiai kalcis, bet kalasi super, taip kad poliakalį esam labai patenkinti. Nu tai ką, dabar jau kalsim. Šią savaitę buvau sulytas minimum 5 kartus ir taip vis laiką tiesiog išeini, atrodo šviečia saulė. Nueini į lauką ir bum, lietus visiškai pareini, kiaurai šlapers. Persirengi, vėl saulė šviečia, išeini ir vėl. Visose objektuose, kur dirbom, visur buvom sulyti ir visur dirbom per lietų. Tai turbūt tokia ta lietuviška vasara, tai gal ne veltui, mes gyvenam Lietuvoje, tai gal čia nuo žodžio lietus, kaip jūs galvojat, kolegos, ką reiškia Lietuva, ar nuo žodžio lietus, ar čia nuo upės pavadinimas, iš kur tas mūsų šalies pavadinimas Lietuva. Man tai atrodo, kad čia yra dėl to, jog pas mus tiesiog taip lyja ir grįžtam vėl į lietuviškas vasaras. Susitaikit, kad taip atrodo darbas ūkyje. Tiek šiam kartui, kolegos, susitiksim po savaitės. Iki visiems, paspauskit like, subscribe, ačiū, iki. Iki visiems, paspauskit like ir subscribe, ačiū. O lauke vėlinį kartą kas? Visiškai teisingai, lietus.